Sveiki sugrįžę į podcastą Grybų mokslas. Prie mikrofono aš, vedėjas Mykolas Grybauskas. Ir aš, neuromokslų daktarė Auksė Mikelionytė. Labas Mykolai ir labas visiems klausytojams. Sveika, Auksė. Šiandien, neriame į temą, kuri dar visai neseniai buvo mokslo paraštėse, o dabar kelia žlai milžinišką susidomėjimą. Kalbėsime apie psilocibiną. Tai yra veikliąją medžiagą randama tose vadinamosiuose magiškuosiuose grymuose. Taip. Ir apie jo potencialą gydant vieną, sakyčiau, sunkiausių priklausomybių – alkoholizmą. Taip, Mykolai. Ir prieš pradedant privalome kartu su klausytojais nubrėžti labai aiškią liniją. Būtinai. Ši informacija yra tik švietimo tikslais. Ji nėra medicininė konsultacija. Visiškai. Niekada nebandykite psilocibino ar kitų psichedelikų savarankiškai gydyti priklausomybės. Tokie gydymo metodai, jie turi būti taikomi tik griežtai prižiūrint kvalifikuotiems medikams, specializuotose klinikose. Supratau. Ir laikantis jūsų šalies įstatymų. Visiškai teisingai. Ir šį perspėjimą, manau, girdėsite dar ne kartą, nes kalbame apie galingas medžiagas. Tikrai. Ir atsakomybė čia svarbiausia. Auksė, nors ši tema dabar atrodo tokia novatoriška, Taip. Jo šaknys pasirodo siekia praėjusio amžiaus vidurį, ar ne? Tikrai taip. Tai, žinai, tarsi mokslo istorijos detektyvas. 50 ir 60 metais buvo atlikta per 1000 klinikinių tyrimų su LSD, kitų klasikinių psichedelikų. Wow, 1000. Būtent gydant priklausomybės. Buvo išleistos 10 knygų, o rezultatai, atrodė itin daug žadantis. Wow. Tačiau tada atėjo kontrkultūros banga, politiniai sprendimai ir dėja šios medžiagos buvo priskirtos prie pavojingiausių narkotikų. Taip. Ir tyrimai buvo sustabdyti beveik 4 dešimtmečiams. Įsivaizduoju, kiek potencialo buvo prarasta. Bet dabar, atrodo, išgyvena netikrą psichedelikų renesansą. Būtent. Kas paskatino mokslininkus vėl atsigręžti į šią sritį? Pirmiausia, technologinė pažanga. Pavyzdžiui, fMRI. Ji leidžia mums, pažvelgti, kas iš tiesų vyksta smegenyse. Antra, daug griežtesnė ir etiškesnė tyrimų metodologija. Taip. Dabar kalbame apie auksinių standartų laikomus dvigubai aklus, placebo kontroliuojamus tyrimus. Ir rezultatai publikuojami tokiuose žurnaluose kaip JAMA Psychiatry arba The New England Journal of Medicine. Rimtaise žurnaluose. Būtent. Yra, tiesą sakant, stulbinantis. Gal galėtum paprašiau paaiškinti, kaip vyksta toks tyrimas? Ar pacientas tiesiog gauna piliulę ir yra paliekamas vienas? Jokiu būdu. Ir čia yra esminis skirtumas nuo rekreacinio vartojimo. Procesas vadinamas psilocibino asistuojama terapija arba PAT. PAT. Jis labai struktūruotas. Iš pradžių pacientas pereina kelias paruošiamąsias psichoterapijos sesijas, Gerai. kad užmegztų pasitikėjimą su terapeutais ir suformuluotų tikslus. Tada seka pati psilocibino sesija, kuri trunka 6-8 valandas. Ilgai. Jos metu pacientas būna saugioje, jaukioje aplinkoje, su ausinėmis, grojant specialiai parinktai muzikai, o šalia visą laiką budi 2 apmokyti terapeutai. O po to kelionė baigėsi ir viskas? Ne. Tada prasideda galbūt net svarbiausia dalis – integracija. Integracija. Kitą dieną ir vėliau vyksta psichoterapijos sesijos, kurių metu pacientas, aišku, padedamas specialistų, bando įprasminti savo patirtį ir pritaikyti tas įžvalgas kasdienime gyvenime. Tai tikrai nėra pasyvus gydymas, o aktyvus darbas su savimi. Tai skamba kaip itin kompleksiškas procesas. Pereikime prie milijono vertės klausimo. Kaip tai veikia? Geras klausimas. Kas įvyksta smegenyse, kad dešimtmečius trunkanti priklausomybė gali pradėti trauktis vos po kelių tokių sesijų? Mechanizmas yra, sakyčiau, daugialypis. Biologiniu lygmeniu psilocibinas jungiasi prie serotonino 5-HT2A receptorių. Supratau. Įsivaizduok, kad mūsų smegenyse yra tokie gerai išminti greitkeliai, įsišakniuoja mąstymo ir belgesimo modelai. Pavyzdžiui, jaučiu stresą, turiu išgerti. Psilocibinas, vaizdžiai tariant, laikinai uždaro šios greitkelius. Oho. Ypatingai tuos, kurie priklauso vadinamajam numatytam tinklui
arba default mode network, susijusiems su mūsų egom ir tomis pasikartojančiomis mintimis. Tarsi smegenų perkrovimas, Tiksliai. leidžiantis nutiesti naujus kelius. Būtent tai vadinama neuroplastiškumu skatinimu. Neuroplastiškumo. Smegenis taiga tampa lankščios, gebančios kurti naujas jungtis. O psichologiniu lygmeniu tai gali sukelti labai giliumę ir prasmingą patirtį, kuri leidžia žmogui tarsi atsitraukti ir pamatyti savo gyvenimą ir priklausomybę iš šalies. Tyrimai rodo, kad po terapijos objektyviai sumažėja neurotiškumas, impulsyvumas, o padidėja atvirumas. Intrumas. Tai yra asmenybės bruožai, kurie yra kritiškai svarbus, norint įveikti priklausomybę. Tai skamba beveik per gerai, kad būtų tiesa. Suprantama. Kaip, o dėl tamsiosios pusės? Rizikos šaltiniai poveikiai. Labai teisingas ir būtinas klausimas. Rizikos yra realios ir tikrai rimtos. Sesijos metu gali kilti stiprus nerimas, baimė, paranoja, vadinamasis blogas tripas. Taip. Būtent dėl to gyvybiškai svarbi yra saugi aplinka ir patyrusių terapeutų priežiūra. Ir pati didžiausia rizika – tai galimybė išprovokuoti psichozę žmonėms, kurie turi, genetinį polinkį. Tai rimta. Dėl šios priežasties atrinka į tyrimus yra itin griežta. Asmenis, kurių šeimos istorijoje yra schizofrenijos arba bipolarinio sutrikimo atveju, į tyrimus niekada nepatenka. Tai veda mus prie dar vieno itin svarbaus priminimo. Mes, kaip visuomenė, turime išmokti atskirti du visiškai skirtingus dalykus. Sutinku. Mes kalbame ne apie rekreacinį vartojimą. Tikrai ne? Ši informacija yra tik švietimo tikslais. Ji nėra medicininė konsultacija. Niekada nebandykite psilocibino ar kitų psichedelikų savarankiškai gydyti priklausomybės. Tai nėra pasidaryk pats metodas. Tai yra sudėtinga medicininė procedūra. Ir taip pat svarbu paminėti pačių tyrimų ribotumus. Taip, žinoma. Dažnai imtis vis dar yra nedidelės, iškilo metodologinis iššūkis dėl placebo efekto, nes dalyviai suprantama, kad gavo aktyvią medžiagą. Be to mums dar trūksta duomenų apie ilgalaikį dešimtmečius trunkantį poveikį. Supratau. Mokslas juda į priekį, bet atsargiai. O koks yra teisinis statusas dabar Lietuvoje, Europoje? Lietuvoje, kaip ir didžiojoje ES dalyje, psilocibinas yra priskirtas prie pirmos kategorijos kontroliuojamų medžiagų. Vadinasi draudžiamas. Tai reiškia, kad jo apykarta yra griežtai draudžiama, išskyrus specialius, itin sunkiai gaunamus leidimus moksliniams tyrimams. Tačiau matome pokyčius. Australija jau legalizavo psilocibino ir MDMA naudojimą tam tikriems psichikos sutrikimams gydyti. Įdomu. Oregono valstija JAV taip pat juda panašia kryptimi. Diskusijos jos vyksta visame pasaulyje. Apibendrinant mūsų pokalbį, Auksė, atrodo, atstovime ant slenksčio, potencialiai didžiulio proveržio priklausomybių gydyme. Taip atrodo. Tačiau šis kelias yra grįstas ne euforija, o atsargumo, griežta mokslinė metodologija ir, aišku, didžiulė atsakomybė. Tiksliai taip. Psilocibinas nėra stebuklinga piliulė. Ne. Tai greičiau galingas katalizatorius, kuris patekęs į tinkamas rankas ir tinkamą aplinką gali padėti smegenims pačioms rasti kelią iš priklausomybės labirintų. Ačiū tau, Auksė, už šį išsamų ir tikrai subalansuotą pokalbį. Ir visiems klausytojams paskutinį, bet svarbiausią kartą. Labai svarbu. Ši informacija yra tik švietimo tikslais. Ji nėra medicininė konsultacija. Niekada nebandykite psilocibino ar kitų psichedelikų savarankiškai gydyti priklausomybės. Pasikliaukite tik patvirtintais ir legaliais gydymo metodais pasitarę su gydytojais. Jeigu jums patiko mūsų diskusija ir norite išgirsti daugiau apie fascinuojantį grybų pasaulį, prenumeruokite Grybų mokslas savo mėgstamiausioje podcastų platformoje. Būsime dėkingi, jei pasidalinsite šią seriją su draugais, kuriems ši tema gali būti aktuali. Dabar norėtume palikti jūsų klausimų pamastymui. Jeigu mokslas galutinai įrodys, kad psichedelikų terapija yra saugi ir efektyvi griežtai kontroliuojamomis sąlygomis, kaip mes kaip visuomenė turėtume pakeisti savo požiūrį į priklausomybių gydymą ir psichikos sveikatą. Iki kito karto. Iki.